bakūžę, spindulį baltą įlėjo. Pažvelgė čia, kame įstabios kanklės, sielvarte mestos gulėjo. Kanklės dar vakar jos skaitino širdį, dainiaus krūtinę bučiavo, žarstė akordus puikius, slėpiningus, audė dainelę auksinę. Kanklės tai jos bangose įkvėpimo, mane į palaimą vadino, tolyn sapnų ir svajonių auksinių, prieglobstin margo gėlynų. Balkšvas mėnulis į mano bakūžę, spindulį baltą įlėjo. Kelk, dainininkė, kankles dėk ant kelio, tau valanda jau atėjo. Senas lietuvių liaudies instrumentas kanklės. Pastaraisiais metais vis labiau populiarėja. Vis dažniau jos rodosi skirtingais pavidalais, nuo pačių seniausių penkiastygių kanklių iki modernių ir naujoviškų koncertinio instrumento versijų. O jomis atliekama muzika taip pat kuo įvairiausia, nuo archaiškų sutartinių iki šiuolaikinių modernių skambesių. Grojama tiek savo malonumui, tiek įvairiomis progomis. Lai šiandien Anykščių kultūros centre skamba kanklių muzika. – 2019 metais Vencelėje vykusio kūrybinio kankliavimo stovykloje vienai dalyviai buvo užduotas klausimas, kodėl lietuviui tokios svarbios kanklės. Jie atsakė, kad jos svarbios, nes yra žmogaus gyvenimo dalis, dažnai nelengvo. Ir netaip svarbu, gyveno jis seniai ar šiais laikais, muzikavo vienumoje ar draugė su kitais, instrumentais kartais tapdavo vienintelė priemonė, kurios pagalba buvo malšinamos sunkios mintys, ilgesys, praeities, namų, o gal ir anapusybės. Jūsų kolektyvas susibūrė 2019 metais. Švenčiate šiandien 5 metų sukaktį. O kaip viskas prasidėjo? O buvo taip. Atvažiavo Stutė dirbti į Anykščius ir Anykščiuose jinai pradėjo dirbti instrumentaliste. Aš žinojau, kad jinai puikiai moka groti kanklėmis, daug metų turėjo kolektyvą Pasagėlę, darydavo įvairiausius festivalius, o mano svajonė buvo kada nors prisiliesti, nors truputį prie kanklių ir pramokti, nors šiek tiek groti. Tai aš buvau Astutės pirmoji mokinė čia, šituose rūmuose kultūros centre,
O paskui viskas vyko kaip toliau buvo. O toliau nuo to žinios, kaip sužibo mūsų akys, nuo to žinios, kad gal ir mes išmoksim daugiau ar mažiau, geriau ar prasčiau groti. Na ir tebežiba tos akys mūsų. Tai va, tokia ta buvo pradžia. O taip pat būtų labai smagu ir išgirsti, jei įmanoma, vieną iš jūsų pirmųjų kūrinių. Nuostabi pirmoji kolektyvo daina skambanti pirmosios sukakties proga. Bet kokiosgi šventės ir kokios sukaktys be dovanų? Scenoje jums dovanoja šokį patrakusios močiutės iš Skiemonių.
damoms patiko, o kaip jums, damos, patrakusi norėtų dovaną? Na, tęsiant šį vakarą, norėčiau jums prisipažinti. Mano rankose yra jūsų kolektyvo 5 veiklos metų istorija. Bet norėčiau, kad ne aš ją perskaityčiau, o pačios papasakotumėte įsimintiniausius, įdomiausius momentus per tuos 5 metus. Taigi, žengiam į 2020 metus. Kokie jie jūsų kolektyvai? Gal kas svarbaus nutiko? Taip, nutiko. Grojam, kviečia koncertuoti ir visąlaik pristato Anykščių kultūros centro tradicinių kanklių ansamblis. Klausia, o koks vardas, o koks pavadinimas, o mes jo neturim. Ir tada susirinkę pradėjom tartis, kaipgi mums surasti mūsų pavadinimą. Visokių vardų siūlėm, upeliai, akmenys, bet viskas jau kas gražiausia surinkta. Beliko Šventoji, bet ne kaži kaip skambėtų tradicinių kanklių ansamblis Šventoji. Bet turim draugių, Raskila. Ir mums kilo mintis, kad, ne, Saulašarę turim, bet ir Raskila gražus vardas. Kad galėtų gal sudurtinį žodį kokį. Ir tada atėjo mums į galvą mintis, kad labai graži gėlė yra laumakė. Mums prigijo, kartais pavadina laumelėmis, bet mes nepykstam. Ačiū Jums, pagaliau supratau, ką reiškia tas užduotas, nes man lygiai taip pat sakė kanklininkių, jubiliejus, ne jubiliejus, šventė. Ir atėjusi čia pamačiau laumakę, galvoju, kas čia, dabar ačiū už išaiškinimą. Bet gal mažiau kalbų, labai norėtųsi išgirsti dar vieną jūsų dainą. Galbūt iš 2020 repertuaro. Na, toliau žengiant istoriniais puslapiais, jums jau 2. Paaugote, patobulėjote, subrendote. Per 2021 metus koncertavote net 15 kartų. Kas labiausiai įsiminė? Be abejonės, purpurinis vakaras ir baltas paukštis. Prisimenu, kaip Astutė atsinešė natas repeticiją. Pagalvojau po šia reikalų, bet pavyko. Ačiū. Tai gal galim kažką paklausyti iš to vakaro repertuaro?
Tie gaideliai, kai užgėdojo, matosi, kad patrakusios močiutės rankas, kojas kilnoti tik pradėjo. Močiutės, ateikite į sceną, parodykite dar, kaip mokate šokti, pademonstruokite visiems. Dėkojam už energiją patrakusioms močiutėms, o mes keliaujame istorijos puslapiais toliau. Ir žengiame į 2022-uosius. 20 koncertų. Prie Laumakės prisijungė mažosios Laumakėlės. Agota, Barbora ir Milda. Merginų pirmasis pasirodymas vyko Bėk, bėk žirgelį šventėje. Bet aš norėčiau dar jūsų paklausti. Ar smagiau kolektyve groti, kai kartu yra ir dukros? Nelabai. O kodėl? Dvigubai daugiau reikia išmokti kūrinių. Tai dukros nesimoko. Tai mokome mes kartu. Dėkauju, labai smagu, kad vaikai perima tai, kas mums yra svarbu. O tau ar smagu groti su mama? Taip. O su sese? Irgi. O kuri daugiau repetuojat, tu ar sese? Sese. O mama bara, kai nerepetuojat? Retai gera mama, retai bara. Na, o tau ar patinka groti kanklėm? Taip. Turi gal mėgstamiausią kūrinį? Jo. Koks pasakysi visiems? Gerai, palaikykim paslaptį. O labiau patinka su mama ar su sese groti? Ar visom kartu? Visom kartu. Visom kartu. O dažnai namuose repetuojat? Nelabai, bet kai užduoda, tai repetuojam. Šaunuolės. O kaip tu jautiesi grodama su mama? Gerai. Patinka? Kur daugiau repetuojat su mama kartu? Čia ar namuose? Turbūt čia. O namuose repetuojat kartais ar ne? O tavo labiau iniciatyva ar mamos? Gal mama? Mama labiau nori groti negu tu, taip? Na, o ką mama į tai pasakys? Vieni nervai. Taip ir vyksta. Du repertuarų, žinot, vienam pusrutėlį Laumakė, kiton Laumakėlas. Tai nežinau, kada kokį mygtukų perimti. Tai šį dabar ir žiūrėsime.
Bet tai jau mama praktiškai žmogus orkestras moka visą repertuarą laumakės. Taip, moku. Tai gal paklausykim kokios jūsų dainos, kurią atliekate kartu. Na, o po šio pasirodymo, kaip tuos ožiukus, gal dar pasikvieskime patrakusias močiutes patrypti ant scenos. Patrakusios močiutės, kviečiam į sceną.
Ir iš kur pas močiutes šitoks patrakimas. Dėkojame Jums už energiją, o mes toliau keliaujame per Jūsų kolektyvo istoriją. 2023. Kas papasakos, kuo jie įdomus? O 2023 įdomus tuo, kad prie mūsų kolektyvo prisijungė Gina, kuri puikiai groja ne tik kanklėmis, bet ir smuiku. Kaip matau ir išgirsime, kaip puikiai Gina groja smuiku. Dėkojam už tokią magišką ir pasakišką dainą, bet norėčiau Jūsų paprašyti, kad man truputėlį paaiškintumėt. Čia kažkas man parašė, kad Jūs tapote vestuvių muzikantėmis. Kaip? Tai kur tvarka? Šokom kartu, pasiėmė kankles. Tai ką čia panašu? Tai dabar papasakok viską. Kaip čia suprasti? O visą Lietuvos kraštą važinėja, tai kur buvai? Aš pirmiausia apsižiūriu. Ačiū Laumakei, kad mane vežioja. Visam Lietuvos krašte buvau. Bet dabar galvoju, man reikia labai pagalvoti, kad atsiminčiau, žinokit. Nu gerai, 3 dalykus atsimenu. Visarinas. Kurortinis miestas. A buvot kas nors? Medžiais apsodinta. Taip gražu. Ir žinot, kaip atpažinti žmogų, kuris gyvena Visarine. Jeigu jis pasisveikina lietuviškai, kalbėdamas įterpia lenkišką žodelį, o atsisveikina rusiškai, tai žinokit, tikrai Visagino gyventojas. Toliau užpaliai, koks krokulis, šaltinio, vanduo skanus, jūs neįsivaizduoja. Ten visi žmonės važiuoja, galvoja ant jaunies, galvoja, kad energijos gaus, bet kad ir negaus, svarbu skanaus vandens atsigers. Ir dar noriu sužinoti. Dar, taigi tas Aiškūnas, Vaiškūnas, tai mergaitė, priminkime. Vardas? Jonas Vaiškūnas. O žino kas nors iš žiūrovų? O, žino. Nuostabus žmogus. Charizmatiškas. O
o svetingas. O kai jis pasakoja apie žvaigždės, tai pasakodamas lyg ir įtraukia į kažkokį nuotykį. Neįsimylėjai? Nu, žinok, pusiau. Ir dabar, žinokit, ten pabuvus labai noris vėl sugrįžti. Ir mes tikrai ten sugrįžtim, bet kartu su patrakusiam. O dabar klausinėkit vadovės. Vadovė tikrai daugiau žino negu aš. Norim sužinoti. Eikite sužinokit. Apie Vaiškūną ar apie Propulio šaltinį? Apie viską, iš eilės. Vadovė galėtų papasakoti apie tai, ką turite prieš save. Kaip suprantu, tai yra 2023 metų kliudžiau kanklės simbolis. Viskas gerai. Simbolis mūsų šaunaus, unikalaus ir nepakartojamo projekto kliudžiau kanklės. Tai yra akmeninės kanklės. Tuoj pat mes pagrosime, o jeigu norėsite išbandyti, prašom po koncerto. Jei nebūčiau savo akimis mačiusi, tikrai niekada nepatikėčiau, kad gali būti kanklės ir akmeninės. Tai ačiū už šią patirtį, o mes toliau žygiuojame per kolektyvo istorijos puslapius ir atkeliaujame į šiuos metus. Taigi, kokie jie? Smagus, tikrai smagus ir labai daug keliavome, sąrašas tikrai ilgas, bet įsimintiniausias yra pati ilgiausia ir toliausia kelionė į Nidą. Ten vyko festivalis Trinitatis. Jo ir įkvėpti mes išmokome žemaitišką krokoveką. Pasiklausykim žemaitiško krokoveko.
Palaukite, Gina, nepabėkit, papasakokit, kas čia per instrumentas, nes manau, kad ne man vienai dar nėra tekę tokio matyti. Tai yra manikarka. Tai yra senovinis instrumentas, su juo anksčiau pritardavo evangelikų mišiom. O liaudyje daugiau pritardavo kanklėm, lumsdeliais, toks instrumentas. Šis instrumentas yra surastas per ekspediciją Dzūkijoje. Bet senasis instrumentas buvo visas kirvarpų suėstas, tai pagal jį padaryta kopija. Čia aš groju su kopija ir jai 30 metų. Tai manikarka. Ačiū Jums už šį žinių kupiną vakarą. Manikarka, akmeninės kanklės. Nuostabus vakaras. Taigi, šiais metais svarbus įvykis visai Lietuvai buvo 100-mečio Lietuvos dainų šventė. Laumakės atliekamos dainos ir melodijos skambėjo Šventų Jonų bažnyčioje. Dainų šventėje dalyvavo ir Anykščių kultūros centro folkloro kolektyvas Valaukis. Pasitikime kolektyvo Valaukis ir jo vadovę bei Laumakės kolektyvo krikštamotė Regina Stumburienė. Važiuoja
kol jos sugrįž pakeitusios savo kostiumus. Taip, nori. Oi, žirgeli, oi, berėlį, ką aš tau sakysiu, aš ant tavo kamanėlių laiškelį rašysiu, aš ant tavo kamanėlių laiškelį rašysiu, parašysiu tau laiškelį auksinėm raidelėm ir uždėsiu antspaudėlį kruvinų kardelį ir uždėsiu antspaudėlį kruvinų kardelį. Oi, kas pašers man žirgelį, žaliojo šiedelio, kas pagirdės juodberėlį, čistų vandenėlių, kas pagirdės juodberėlį, čistų vandenėlių. Sesė pašers tau žirgelį, žaliojom rudelėm, motinėla tai pagirdės gailiom ašarėlom, motinėla tai pagirdės gailiom ašarėlom. Dabar padainuokim visi kartu. Priedai. Pasėja braliukas geltonus lėnelius, o čingir vingir čaški braški vingir jasų dulasų da tudai, čingir mano braliuka geltoni lėneliai, išdėta braliuka geltoni lėneliai, o čingir vingir čaški braški vingir jasų dulasų da tudai, čingir mano braliuka geltoni lėneliai. Užauga braliuka geltoni lėneliai, oi čingir vingir čaški braški vingir jasų dulasų da tudai, čingir mano braliuka geltoni lėneliai. Bražyda braliuka geltoni lėneliai, oi čingir vingir čaški braški vingir jasų dulasų da tudai, čingir mano braliuka geltoni lėneliai. Nurodo braliukas geltonus lėnelius, oi čingir vingir čaški braški vingir jasų dulasų da tudai, čingir mano braliuka geltoni lėneliai. Suvežė visi dainuoja. Suvežė braliukas geltonus lėnelius, o čingir vingir čaški braški vingir jasų dulasų da tudai, čingir mano braliuka geltoni lėneliai. Sukrovė braliukas geltonus lėnelius, o čingir vingir čaški braški vingir jasų dulasų da tudai, čingir mano braliuka geltoni lėneliai. Dėkojame
kolektyvui Valaukis. Na, o dabar prašau jūsų visų audringais aplodismentais pasitikime į sceną grįžtantį kolektyvą Laumakė ir jo vadovę Astą Motuzienę. Šimtmečio Lietuvos dainų šventę pasitikome žodžiais, kad giria žaliuotų, kviesdami juos suprasti ne kaip šūkį, o kaip mūsų bendruomenės tikslą. Kaip pareiga suvokti, kas ir kodėl tą girę prieš 100 metų pasodino ir kaip būtinybę ją išsaugoti tiems, kurie kartu su šia giria žaliuos po mūsų. Žaliuos kaip gražiausi sodai. O kieno tie žali sodai? Scenoje kolektyvai Laumakė, Valaukis, solistai Žydrė ir Saulius. Kviečiame ir jūs prisijungti. Ir patrakusias močiutes taip pat. Padainuokime kartu.
kolektyvui Valaukis, dėkojame solistams Sauliui ir Žydrei, dėkojame patrakusioms močiutėms, kad prisijungėte ir žinome, ačiū jums, merginos, Laumakės kolektyvo merginos. Bet aš vis tiek dar noriu pakalbinti jūsų vadovę. 5 metai kolektyvui. Graži sukaktis, bet gal jau turite kažką suplanavusi ateičiai, kitiems, tarkim, 5 metams? Planų yra daug, planų yra neišmatuojamų, planų yra netgi neišsvajojamų. Bet svajokim, tikėkim ir svajonės išsipildys. Tikrai taip. Na, kiekviena sukaktis turi laiką šventės kaltininko kalboms, šokiams, dainoms, o dabar atėjo metas Aš noriu žemai nusilenkti jums, žiūrovai. Aš noriu žemai nusilenkti jums, mielas Laumakės, mielas Laumakėlės, mielas Valaukė, mielos patrakusios močiutės, mielas Sauliau. Aš noriu žemai nusilenkti visiems kultūros centro darbuotojams, kurie padėjo surengti šitą šventę. Aš apkabinu renginio vedėją, nepakartojamą Emą ir renginio režisierę Alvyrą. Be jūsų nebūtų mūsų, be jūsų nebūtų ir manęs. Noriu šiandien padėkoti, nuoširdžiai padėkoti, žinoma, pirmiausia, savo kolektyvui. Padėkoti Alvyrai, renginio režisieriai. Alvyra, kur tu? Mes norime nuoširdžiai padėkoti dar syk aplodismentai Emai. Didžiausi aplodismentai Valaukiui, kuris su mumis visus 5 metus. Nuoširdus ačiū Skiemonių patrakusioms močiutėms, kurios tikrai papuošė mūsų renginį. Ar ne? Labai noriu, kad pasirodytų, pamojuotų arba nusileistų žemyn Alius, šviesos operatorius, Stasys, garsas, taip pat Valentas, kuris yra nupaišęs, sukūręs Laumakei emblemą. Ačiū Sauliui, kuris niekuomet neatsisako mums pagelbėti, gražiai su mumis padainuoti. Ačiū Sauliui. Ir didžiulis ačiū mūsų krikšto mamai, mūsų Reginai, kuri užkūrė Laumakę ir kankles pas mus. Regina. Ir labai noriu pakviesti ir padėkoti direktoriai Dianai. Miela Diana, ačiū už tavo supratimą, kad kanklės irgi turi skambėti Anykščiuose. Ačiū už tavo visokeriopą pagalbą, nes visi instrumentai yra nupirkti kultūros centro. Ačiū Diana už tai, kad mes turim galimybę keliauti po Lietuvą ir tikimės po pasaulį. Nuo mūsų visų.
Ačiū Mykolui, kuris fotografuoja. Ačiū Monikai, kuri šitokį sukūrė vizualą, kad mes šiandien turim šitiek daug žiūrovų. Ačiū labai visiems, kuriuos paminėjau ir kurių nepaminėjau. Žemai lenkiuosi. Niekam nereikia pristatinėti mūsų šauniosios vadovės Astutės. Tai tokia energija, toks energijos užtaisas, kuris traukia aplink save visas mus. Ir mums gera būti, gal kartais paburbam, kad savaitgalis ir vėl keliaujam, bet kaip gera būti drauge. Miela Astute, su didžiausia meile ir pagarba nuo mūsų visų, priimk mūsų nuoširdžią padėką. Sveikina ir Raumakėlė. Išgirdom tiek daug gražių, nuostabių sveikinimų kolektyvo, o dabar norėčiau į sceną pakviesti šių namų šeimininkę, kultūros centro direktorę Dianą Petrokaitę, tarti sveikinimo žodį. Ir kolegas. Šį vakarą dar kartą iki širdies gelmių įsitikinau, išgyvenau ir pajutau, kad kiekvienas mėgėjų meno kolektyvas yra ne tik tai Anykščių kultūros centro turtas, bet ir Anykščių krašto kultūros reiškinys. Tai reiškia Anykščių krašto kuriamos istorijos dalis. Aš labai linkiu visiems, kurie mus girdi, mato, kurie mus remia, kurie mus išlaiko, finansuoja ir padeda visokiojopai, tai suprastų ir žinotų, kad jų indėlis sugrįžta dvigubai. Šiandien jūsų gimtadienis. Ir oi, kiek daug dar liko nepasakyta. Nesvarbu, kad tik 5 metai. Ir aš net nebejoju, kad dar turi atsidaryti labai daug kultūros centrų, bibliotekų, muziejų durų, atsiverti Lietuvos bažnyčių, kad jūsų kankliavimas atlieptų, aidėtų nuo Lietuvos piliakalnių. Jūs turite tiek daug planų ir aš net nebejoju, kad jie išsipildys, nes jūs turit tokią nuostabią, puikią vedlę, Astą, kuri ieškojau žodžio, bet supratau, ji serga kanklėmis. Ir aš visų kolegų vardu nuoširdžiai linkiu, kad jūs visos užsikrėstumėt ir mažosios, ir jūsų pulkas didėtų, ir kad niekas niekada neišrastų jokios vakcinos nuo šito viruso.
švęs jūsų gražaus kūrybinio jubiliejaus proga ir palinkėti poeto Antano Baranausko žodžiais. Širdžiais linksmumą ir dūšiai ramumą, daug gal metų ir sveikatą, tegul Dievas duos, tegul Dievas duos. Dabar valaukis labai. Ir padėkoti už draugystę šilumą ir palinkėti jums kuo geriausio skambėjimo, draugystės, šilumos tarpusavy. Ir mes visos kaip gyvuokit, gyvuokit ilgiausius metus. Gerai, kad atvi suradom, kurios prie mūsų vis į repeticijas tai ką kam nors dovanų nupirksite, nu? Dar keletą žodžių į jūs, žiūrint kankliuojančias ir klausantis jūsų kanklių muzikos, širdyje tampa gera ir jauku. Jūs taip subtiliai, taip švelniai mokate prakalbinti kankles, kad mums kanklių muziką nesižavėti tai neįmanoma. Jūs grojate, na, ne pirštais, o širdimi. Ir mes patrakusios linkime, kad jūs dar ilgai būtumėt visos draugėje. Ir kad iš tikrųjų kanklių muzikos garsai dar ilgai džiugintų mus. Nu, po 5 metų tikimės, kad mes vėl šypsena ir akys tai būtų veidrodis. Būkit ir jūs, geriau patrakusios, negu nukvapusios. Labai šauniam labai gražiam moteriai.
netradicinio amato, tai reto. Už retą kolektyvą anykščiams netradicinių kanklių. Labai džiaugiuosi, kad jis yra tikrai labai jaunas ir kalbėdama. Labai visom ačiū. Dainuokit, turėkit dukvatos ir sveikatos, o vadoviai, kaip sakėte, nepamatuotų planų užsipildymo. Aš keliais suseis kada. Nuo vieno prie kelio kitam. Dėkui labai. Ačiū. Ar dar turim norinčių pasveikinti? Tai kokiagi sukaktis be gimtadieninės dainos? Ilgiausių metų linkime, ilgiausių metų linkime, ilgiausių metų, ilgiausių metų linkime. Džiaugsmingų metų linkime, džiaugsmingų metų linkime, džiaugsmingų metų, džiaugsmingų metų linkime. Dainingų metų linkime, dainingų metų linkime, dainingų metų, dainingų metų linkime. Kūrybos metų linkime, kūrybos metų linkime, kūrybos metų, kūrybos metų linkime. Valio, valio. Kaip kanklių stygos virpa nuo menkiausio prisilietimo, taip ir mūsų sielos atsiveria gyvenimo posūkiuose. Leiskime savo klysti, leiskime savo jausti. Gyvenimas kaip kanklės. Ne visada pavyksta rasti tą tobulą garsą, bet kai užkabinate tą teisingą natą, jausmas būna toks gilus, skamba taip giliai ir prasmingai, kad tokiuose akimirkose kaip šiandien, kuomet viskas sustoja ir girdime kanklių melodiją, atrandame gyvenimo grožį būti čia ir dabar. Ilgiausių metų.